Lukas. Ačiū už pakvietimą, ačiū už galimybę pasidalinti. Tai yra labai svarbu tiek man asmeniškai, tiek galbūt tikėtinai kažkam tai iš klausančių. Tai tema tokia, kaip ir įvardino, 12 žingsnių, 12 tradicijų mano gyvenime. Gal pradžioj vis tiek reikėtų pradėti nuo to, kad tradiciškai, ne, kad kaip aš, kaip aš čia atsidūriau anoniminių alkoholikų draugijoje, tai visa mano istorija ir daugelis vietų labai man tinka. Tai yra tas, kas surašyta mūsų didžiojoje knygoje Anoniminiai alkoholikai. Ir aišku, į draugiją tai patekau, tai turbūt buvo paskutinė vieta, į kurią norėjau aš patekti ir į kurią iš vis neįsivaizdavau niekada gyvenime ir neplanavau, kad aš pateksiu. Ir realiai labai dažnai tą sakau, ne, kad šiandien dienai mano gyvenimas yra skirstomas į dvi dalis. Viena dalis yra iki tos dienos, kada aš anoniminiuose alkoholikuose pradėjau daryti tai, ką anoniminiai alkoholikai siūlo. Ir, ir antra dalis gyvenimo nuo tos dienos, kada pradėjau tą daryti. Ne? Tai tikrai ne nuo tos dienos, kada aš patekau į anoniminius alkoholikus. Nes net ir atėjus čia, patekus pas jūs, dar labai ilgai priešinausi ir dar reikėjo man 1,5 metų pasikankinti ir pasiekti tą tik dugną, ne kažkokį tai išgalvotą, ne, bet kurių ten rodėsi tam gyvenime buvo ne vienas ir ne du tų dugnų tuo metu, kai būnant su jumis pasiekti tą savo tikrą dugną, kaip mes mėgstam sakyti. Va. Ir neturėjau to iš viso dar supratimo ir suvokimo, kas yra tas iš tikrųjų alkoholizmas. Ir niekaip negalėjau aš sutapatinti su šita liga, nors jau gyvenime buvo atgerta, nežinau, turbūt daugiau negu kokie 25 metai turbūt buvo tokio gėrimo. Ne? Ir tas momentas, kada gyvenime aš pajutau, kad tas mano gėrimas kažkoks biškiai kitoks negu kad kitų žmonių, realiai tada jau man reikėjo kreiptis į anoniminius alkoholikus, bet tam prireikė ne dar 20 metų kažkur tai, kad praverti, kad praverti duris šitas. Va, ir iš tikrųjų visi ten tie alkoholizmo etapai, kurie irgi aprašyti knygoje, ir ypač paskutinis etapas, kada jau tas ligoninių durys pradėjo vis dažniau varstytis, net tie intervalai trumpėjo. Tai tik tai tada ir ten pamačius, ne, pirmą kartą atėjusius gyvus anoniminius alkoholikus, ne, pradėjo kažkokių tai atsirasti tokių pamąstymų, ne, kad, nu, galbūt
galimai, ne, ir aš ten, pas mane tas alkoholizmas yra, ne. E, bet, bet vis tiek viduj nebuvo to tokio, to tokio jausmo, ne, ir kad aš iš tiesų esu toksai, ne. Nors ten tos beprotybės, ne, gyvenime jau buvo užtektinai, ne, ir, ir tie visi etapai, ne, kada ten alkoholis kažkada tai buvo draugas, kažkada tai buvo, kaip knygoje parašyta, kažkada tai buvo priešas, ne, ir kad jisai tapęs jau absoliučiai mano valdovo, ne, tai tikrai neturėjau to suvokimo, ne. Nes alkoholis iš tikrųjų tai buvo, man atrodė, kad neįsivaizduoju aš gyvenimo be jo, ne, nes kaip aš galėsiu gyventi, kaip aš kažkokias tai problemas spręsiu, kaip aš iš viso kažką tai darysiu. Ir gyvenau jau tokio iliuzijoje, kur nuo pat ryto atsikėlus irzliam, piktam ir nepatenkintų, irgi kaip pas mus parašyta, ne, mintis jau toliau sukdavosi ne apie kaip išsivaduoti iš tos būsenos, ne, išsivadavimo būsena, išsivadavimo kelias, ne, iš tos baisinės būsenos rytinės, ne, tai buvo vienintelis, ne, tai susirasti kažkokio tai gėrimo, ne, ir toliau kažkaip tai vat, stumti tą gyvenimą realiai, nes jisai tokiu jau buvo tapęs, ne, kad užpyliai, lyg tai pagerėjo, lyg tai kažkas tai nusišviesino, lyg tai gali kažkaip tai funkcionuoti, ne, ir toliau vėl ieškai, ne, kaip to, kaip to vaisto gauti, ne. Nes iš tikrųjų tas gėrimas pas mane nuo pat pirmų dienų jisai buvo mm, tapęs tokiu, kaip sakyt, ne dėl skonio, ne dėl to, kad jisai skanus, ne, nes tas mano vartojimas prasidėjo kažkur tai apie 90 metus, ane, ir ten tuo metu ten tie skoniai tokie dar tikrai buvo visokių ir pilstukų ir taip toliau, ane, bet kas man patiko nuo pačios pirmos dienos, ane, tai man patiko tai, kad pakeičia būseną, ne, ir pasikeitus tai būsenai aš tarytum tampu menamai taip, ane, kokiu liktai norėčiau būti. Išsivaduoju iš kažkokių tai turimų kompleksų, iš kažkokių tai mane varžančių dalykų, ne, ir ta būsena man nu, žiauriai patikdavo, ne. Ir ieškojau aš visą laiką to, to pratesimo, ne, kažkokio tai galėjau, jeigu būčiau tuo metu dar galėjęs non-stop gerti, tai turbūt būčiau tada jau tą daręs, ne, bet dar tada varžė kažkokie tai piniginiai dalykai, ne, dar kažkiek varžė tėvai, ne, ir taip toliau, bet tuo metu, kada aš pradėjau jau, dar būdamas studentas, užsidirbti pinigų, ne, ir truputėlį verslo kažkokio tai ėmėsis, ne, tai tuo metu man gyvenimas irgi kaip bylo istorijoje parašyta, net ten parašyta dabar, kad pajutau gyvenimo skonį, ne? Tai va, iš tikrųjų tuo metu ir pajutau tą gyvenimo skonį ir atrodė, kad visą laiką tai bus. Visą laiką, visą laiką seksis, visą laiką viskas eis į priekį, ne visą laiką bus pinigų, visą laiką būsiu jaunas, ne, ir taip toliau. Ir atrodė, kad nu, vat, tas gyvenimas va, toks ir toks bus, ne tokio, kokio aš noriu, ne, galėsiu ir vartoti, kada noriu, kaip noriu, ir nebus jokių man kliūčių gyvenime, ne, aš įrodysiu, kas aš toks esu, ne, mm, nes tas visas dalykas, ne, kuris mane nešė ir vežė, ne, tai
Irgi labai gerai knygoje parašyta, kas yra mūsų nelaimių, visų mūsų nelaimių priežastis, ne, tai yra savanaudiškumas ir egocentrizmas. Egocentrizmas tai realiai, kad aš statau save į kažkokią tai Dievo poziciją ir įsivaizduoju, kad tas pasaulis sukasi aplink mane, kad aš galiu viską kontroliuoti, kad aš galiu daryti ir pakreipti įvykius, aplinkybės, kitus žmonės, ne taip, kad man būtų palanku, taip, kad man būtų kažkokia tai nauda. E, tuo pačiu, ne, aš visiškai buvau empatiškas, ne, ten kitų žmonių atžvilgių, visiškai nekreipiau dėmesio į, į kitus žmonės, nes man, nu, tiesiog atrodė, kad jie yra dėl manęs, bet tikrai niekada gyvenime, kad aš ten kažką tai galėčiau daryti neatlygintinai ar ten būti, būti naudingas be kažkokio tai piniginio atlygio ar šiaip kažkokios tai naudos, kuri man yra reikalinga, ne, tai visiškai, visiškai savanaudis ir visiškas egocentrikas, ne, ir ypatingai tas pasimatė, ne, rašant tą patį ketvirtą žingsnį, kada labai aiškiai pamačiau, ne, kad gyvenime visus mačiau, visus stebėjau, bet nei vienoj situacijai, nei vienoj gyvenimo kažkokioj tai situacijoje nevertinau taip, kaip aš toj vienoj ar kitoj situacijoje atrodau, kaip aš elgiuosi, ne, nes turėjau tokį suvokimą, ne, kad aš galiu elgtis taip, kaip man atrodo reikalinga, tinkama, ne. Vėlgi, vėlgi siekiant savo kažkokių tai susigalvotų, užsibrieštų ir savo vėlgi naudingų kažkokių tai dalykų. Va. Ir tas gėrimas iš tikrųjų pas mane jau buvo tapęs tuo tokiu kasdieniniu. Kiek jokių ten tų pas mane nebūdavo tų didelių, tokių, kad aš ten negeriu ten kokius ten 3 mėnesius ar 4 mėnesius, ne, ar ten geriu ten 2 mėnesius, ne, aš buvau iš tų tokių, kuris kasdieną vartojo. Ir aišku, kuo toliau, tuo labiau reikėdavo, kad iki tos sėkmingos pabaigos, ne, bet tas vartojimas toksai buvo, kad jeigu ten per dieną pavyko su kokiais 4 buteliais alaus, tai čia skaitėsi blaiva diena, čia reiškia, iš vis, čia galima sakyti, nebuvo jokio vartojimo, ne, nes net neapsinešiau normaliai, net nenusmigau, ne, tai čia tokios blaivios dienos, galima sakyti, buvo tuometinė mano gyvenime, ne. Ir kas yra dar vienas dalykas svarbus, ne, ko labai dažnai, girdžiu ir eidamasis dalintis į įvairias įstaigas, ne, ir taip toliau, kad sako, kad vat, pas mane va ten ir darbas, ir ten, ir taip toliau yra, ir turiu ten namus, ir ten šeimą, ir taip toliau, ne, tai lygiai toj pačioj iliuzijoje ir aš buvau, ne, prieš ateidamas į anoniminius alkoholikus, ne, kur galėjau sakyti, ne, kad viską turiu, ne, tuo metu, neturiu ir kur gyventi, ne, ir geroj vietoje, ne, kas liečia pačią lokaciją, ne, ir darbą turiu, ne, ir šeimą turiu, ir turiu draugų, ne, tai kažkokių, tai čia mano galvoj taip viskas buvo.
čia aš taip įsivaizdavau, kad taip yra, ne? Bet realybė, kuri buvo iš tikrųjų, tai kurią aš dėl savo sąžiningumo stokos su pačiu savimi negalėjau to pamatyti ir to įvertinti, tai realybė buvo visiškai atvirkščiai kitokia. Ne? Atvirkščiai kitokia, kad kas liečia finansus, tai jau turėjau įvairiausių ir antstolių, ne, reikalų su antstoliais, ne, ir šeimoje jau aplamai su manim ten bendravimas nebevyko, ne, jau ir gyvenimas su antra pusė vyko jau skirtingose kambariuose, ne, vaikai iš vis nebenorėjo kalbėti ir bendrauti, nes su manimi darbas buvo tai toksai vien tik tai, kad laikė dėl tam tikrų profesinių sugebėjimų ir kad gaučiau pinigų, ne, kad užtektų man turėti kažkokį pajamų šaltinį gerimui, ne, ir šiaip draugai tai buvo likę ten tik tai dar su tais, kuriais kažkokiam barelyje ten išgeria, ne, ir ten pabendrauja su panašiais tokiais kaip aš. O tie visi, kurie buvo vaikystės mokslo ir tie draugai, kurie šiaip gyvenime būna artimiausia, ne, tai jau senai nelabai norėjau su manim bendrauti, nes nebebuvo likę jokio pasitikėjimo, ne, ta prasme, kad aš ten vėl eilinį kartą nepavėsiu, vėl eilinį kartą kažkokių pinigų negražinsiu, vėl bus kažkokios manipulacijos, melavimai, neprognozuoti, neprognozuoti mano kažkokie tai poelgiai ir taip toliau, o ne, tai šiaip realiai jau buvo tas vengimas toksai, ne, kas nenorėjo, tas iš vis nebebendravo, ne kiti dar iš kažkokio tai gailesčio gal dar pabendraudavo, ne, bet tas skirtumas o toksai ir buvo, ne, kad kas mano galvoj, ką aš įsivaizduoju, vadinama ta alkoholio iliuzija, ne tokia mano susikurtas tas pasaulis, kokie aš įsivaizduoju ir kokiam aš liktai norėčiau būti, ne. Ir ta realybė nekuri. Negaliu sakyti, kad aš tos realybės nemačiau, nes aš tą realybę irgi puikiai mačiau ir puikiai suvokiau, bet visą laiką sugebėdavau kažkur tai aš ją atidėti, pastumti, ne, užpilti ir niekaip su tuo nesusitaikyti, ne, nes negalėjau aš su tuo tiesiog susitaikyti, kad viskas yra ne taip, kaip aš įsivaizduoju toj savo galvoje, ne, ir vat šitas nesutapimas tarp šitų dviejų dalykų, ne, jisai varo į užburtą ratą, kada tu iš jo jau nebegali išeiti, ne, ir man tas aiškiai labai būdavo, e, kada ryte bėgdamas prie parduotuvės, ne dar tuo metu nuo 8 parduodavo alkoholį. Ir matydamas kitus žmonės irgi atėjusius jau iš anksto ir laukiančius, ir aš jau matydavau, kas tai per publiką ir praktiškai pir, pirkiniai būdavo tie patys, ne kažkokie tai fleškutės kažkokios, ar kas butelį kažkokį tai pirkdavo, ne, bet aš dar tuo metu irgi juos žiūrėdavau, kad galvodavau, kad jie vat yra tai jau alkoholikai, va čia tai chroniški šitie. Nes aš dar netoks, ne, aš dar vat tik tai biški vat atsitaisysiu sveikatą, aš tik tai vat biški kažkaip tai atgausiu jėgas, ne, pradėsiu funkcionuoti ir viskas tvarkoj. Sėsiu už vairo, važiuosiu į darbą, netvarkysiu reikalus ir taip toliau. Nu, tokia. Ir daugiau aš jau vat viskas, jau rytoj neįsiu aš prie tos parduotuvės, ne. Ir tu, kai bedarytum mane, jau važiuodamas planuoju planą vakarui ir tu vėl kitą dieną vėl stovi prie tos parduotuvės, ne, toks kaip, kaip tam filme, tam Švilpiko diena toks yra, nežinau, kas matėt, kur vis atsibunda kiekvieną rytą ir vis ta pati diena, ne, tai ta pati diena ir ta pati diena jinai visą laiką ir tęsdavosi, ne. Va, ir aišku, tų bandymų irgi buvo ten ir bandymai koduotis,
spręsti kažkaip tai šitą problemą, bet koduotis irgi jau ne dėl to, kad man to reikia, bet galvoju tiesiog, kad atsiknistų kiti nuo manęs, kad ne, kad neburbėtų, kad ne kažką tai darytų, bet tas kodavimas, tai jisai man irgi nedavė e, jokių, jokio, jokių rezultatų, ne, nes tiesiog kurį laiką ten veikia ta baimė kažkokia, tai nes ten sakė, kad ten gersi mirsi, ne, bet tas gyvenimas, kuris supo ir netenkino manęs ir varė iš proto, ne, tai svarbiau buvo vis dėlto išgerta, negu kad ten baimė numirti, ne, ta prasme, nes tai va ir, nu, jau pabandžiau, po biškį iš lėto, atsisėdęs, pavyko, viskas gerai. Reiškia, nieks čia neveikia, ne, galima toliau kažkaip tai gyventi nesikankinant, ne. Ir tie vat visokie bandymai, ne, tai buvo ne dėl to, kad viduje aš to norėjau, ne dėl to, kad galėjau, niekada negalėjau pagalvoti gyvenime, kad tas alkoholis ten kažkoks mano priešas ar kažkoksai tai mano valdovas, ne. Va, ir į pabaigą jau, ne, ten buvo prasidėjusios ir tos vadinamos alkoholinės epilepsijos, kada ten trečią parą maždaug bandant ten nustot gerti, ne, ten smegenys jau reikalauja to alkoholio ir tave tiesiog išmeta kažkur. Tai ir pirmą kartą nuvežė mane iš gatvėj su šeimyna jau vairuoti automobilį, nukritau, nuvežė į ligoninę, sako, ai, čia šitam sako, tai alkoholinė epilepsija. Ir toks pyktis, atsimenu, viduj paėmė, galvo, ką jinai čia šneka, nu ką šneka, aš trečią dieną negeriu, jinai čia man apie kažkokį alkoholį šneka, ne, kažkokia, čia, kad alkoholius kaltas, ne, tai visiškai nebuvo jokio supratimo ir netgi jau kaip pirmą kartą papuoliau į ligoninę detokso ir kai socialinis darbuotojas parodė knygą Anoniminiai alkoholikai, sakė, gal tu norėtum paskaityti, pavartyti, tai aš jį žiūrėjau išpūstom akim ir galvojau, su kuo jis čia kalba, ta prasme, čia jis, nu, gal ne su manimi čia kalba, prie ko jis man čia tą baisę knygą tokią, baisių tokių pavadinimų tą knygą siūlo, ne, čia niekaip aš negaliu susijęti, surišti savęs su šituo, ne. Va, ir iš tikrųjų tai tuo metu, mm, tuo metu ir pirmą kartą pravėriau duris anoniminio alkoholiko. Bet ir čia atėjus man ne viskas patiko. Aš čia visą laiką irgi, kadangi esu toksai labai mandras ir rūtas, ne, tai nors ir papuoliau į tokią grupę, kuri tuo metu ir aktyviai globą siūlė, ir skaitė knygą, ir taip toliau. Nusprendžiau, kad šitie yra per protingi, labai čia mandri kažkokie, tai jiems reikia tos knygos, tai jie čia tegul ir skaito ir taip toliau, aš netoks, ne. Niekaip nėjo man susitapatinta, ne ten su visų kitų ten pasakojomis istorijomis, ne, nes, nu, tuo metu dar buvo visiškas neigimas, ne, manyje dar absoliučiai neigimas. Ir ten tokie, kad o ten sako, aš ten geriau spiritą, ne, tai, o jei galvoju, ne spiritą, o geriau šitos flakonus, ten tuos, oi, galvoju, nu, aš tai tikrai negeriau tokio, ne, bet praėjus jau kuriam gerokai laikui, ne, tai aš prisimenu, kad aš, nu, ir su benamiais gerdavau, ir neaišku, ką ten gerdavau, ne, nes tuo metu pinigų neturėdavau ir man svarbiausia tuo metu būdavo, kad į galvą duodavo kažkokio plastikiniam buteliu, kas ten per skystis būdavo, tai man net neįdomu būdavo šito, ne. Bet odekolono negėriau aš. Ir atėjus ir čia nevaikščiau
kiek įmanoma ir į kitas grupės, ne, nes jie galvojau, kad ten kažkaip kitokį būdą rasiu aš ten, negu tą, kurį čia siūlo. Bet ir ten manęs netenkino, ne, nes ten tų pačių istorijų apie tuos visus nuotykius girdint būdavo man nieko būsena man nepagerėdavo, ne, ir vėl patekau į detoksą, ne, po kurio aš jau nusprendžiau, kad jau tikrai reikia man susirasti globėją, bet jau globėją reikėjo man labai krūto, ne. Ir pas alkoholiką, ne, visą laiką viskas ritasi tik tai žemyną, ne. Visi reikalai. Ir tai, kas liečia, va, tas atskirimas ir yra toksai, ne, kas liečia, tarkim, ten tą vidinę būseną, tai jinai niekada negerėja, jinai visada eina, ten viskas kaupiasi ir eina tik tai blogina, ne. Kiti dalykai gyvenime, kas liečia ten kažkokius materialinius, dar kažkas, tai jie gali ir visai neblogai ten būti, net su tais dalykais, bet gal net kartais ir į viršų jie eiti, ne, bet tas, kas liečia vidų, fizinę, psichinę ir dvasinę būseną, kas yra vat, mūsų trys dedamosios lygos, ne, tai jos eina viskas, eina tik tai žemyn, žemyn ir žemyn, ne, ir, ir ateina ta diena, kuri, vat, aš ją labai turbūt ir įvardinčiau savo dugnu, ne, tai kada irgi knygoje labai aiškiai parašyta, ne, kada tu negali nei gerti, nei negerti, ne, kada ten belieka tik tai arba numirti, arba kažką tai tokio daryti. Ta būsena iš tikrųjų yra baisi. Iš tikrųjų baisi, nes, nu, gert nori kaip nežinau, kaip arklys, ne, bet, bet jau bijai gert, nes neberandi jėgų save apgauti ir pateisinti, kad šį kartą kažkaip tai vat, bus kitaip, ne? Kad kažkaip tai aš čia ne išgersiu saikingai, prognozuojamai, ne, bet aš jau to nebegaliu, nes aš jau vėl žinau, kad jeigu aš gersiu, tai vėl pasibaigs neaišku kaip, neaišku kada, neaišku kur, iš vis baigsiu ir kuom baigsis iš vis, nu, ir, ir ir negerti irgi negaliu, nes ta būsena yra baisinė. Va, ir tą dieną ne iš tikrųjų vyko tas lūžis, kada be turbūt tos aukštesnėsios mano jėgos, ne, be Dievo pagalbos, ne, taip sudėliojo visus įvykius, aplinkybės ir visa kita, ne, kad visiškai ne tuo metu, ne, dar viską nurašydavau atsitiktinumu, šiandien žinau dienai, kad tų atsitiktinumų nebūna, bet tą dieną būtent sutikau tą žmogų, kuris tapo mano globėju ir iš tikrųjų tai ir buvo mano paskutinė arba pirma diena blaivybėje, kada aš nebe, nebe, nebevartoju, ne, ir tai buvo stebuklas tą dieną, ne, nes tą dieną buvo pasirodo ir nuimtas mano troškulys, ne, pasiprašius pagalbos pas kitą alkoholiką, ne, nes kitaip kaip stebuklo aš to nepavadinčiau, nes tas kažkur visur dingo ir labai supratau gal tik tai po kokių 3 ar 4 dienų, bet jau būdamas programoje, ne, pradėjau labai aiškiai suvokti, kad tai gavau tokią dovaną avansų, iš tikrųjų. Iš tikrųjų dovaną avansų, kad dabar turiu viską daryti, ne ką siūlo anoniminiai alkoholikai, ne, ir nuo tos dienos ir prasidėjo mano tas naujo gyvenimo kelias, naujo gyvenimo pradžia ir tai buvo, ką siūlo anoniminiai alkoholikai, 12 žingsnių programą su didžiaja knyga. Va, ir tom jisai nesibaigė, net, nes
anoniminių alkoholikų draugija yra iš tikrųjų be galo turtinga turėdama 36 dvasinius principus, ane? Tai tra, žingsnius, tradicijas, koncepcijas, ane? Bet pirmas etapas, ane, kuris yra bene turbūt svarbiausias, nes ten tų kitų ir toliau nebūtų, ane? Yra tas išgelbėta gyvybė, ne? Išgelbėta gyvybė ir naujo gyvenimo pradžia, ne? Naujas popieriaus lapas, ane? Ir kūrimas praktiškai iš naujo, nes tas kaip kartais irgi sakoma, kad ten grįžti į tą kažkokį seną gyvenimą, tai tikrai ne, ane? Tai yra absoliučiai nauji dalykai negyvenime, nes keičiasi aplamai visos vertybės, keičiasi suvokimas, keičiasi mąstymas, keičiasi, nu, daugelis dalykų absoliučiai keičiasi ir kardinaliai priešingi visiems tiem dalykam, kurie vedė mane tam anam gyvenime. Ne? Va, ir programa iš tikrųjų jinai labai netgi, netgi skaitant, netgi skaitant tuos žingsnius, ane tas, kas parašyta, labai aiškiai parašyta yra paskutinėme žingsnėje. Tai kaip ir mesti gerti yra tik tai pradžia, ne? Tai 12 žingsnis, jisai irgi nėra joksai baigtinis ir galutinis, ne? Nes paskutiniam žingsnė yra parašyta, kad mes tik tai esam dvasiškai pabudę. Dvasiškai pabudę, tai reiškia, kad aš taip, jeigu įsivaizduojant, ne, tai prabudau ryte, ne, dar norisi man pagulėti ir, ir pasivartyta, nepatinginiauta, ne, ir tas užmygimas man reiškia grįžimą į aną gyvenimą, ne, ir aiškiai pasakyta, ne, kad dvasiškai, jeigu prabudai, neturi tada eiti toliau, ne, kad neužmigti ant laurų, ne, neįsivaizduoti, kad jau čia yra kažkas tai tokio padaryta, įveikta, ne, ir tam pačiam žingsnė, ne, kad yra parašyta visada gyventi pagal šitas nuostatas, ne, ir tas kiekvienas žingsnis, ne, jisai e, yra be galo svarbus. Be galo svarbus ir jisai yra svarbus ne tik tai tuo metu, kada jie yra daromi, ne? Nes tuo metu, kai jie yra daromi, tai šiaip realiai man tas suvokimas visada ateidavo tik tai šiek tiek vėliau. O, o tą programą, kaip sakyt, oficialiai užbaigus, ne, tai daugelis tų žingsnių buvo ne kartą permastome, ne, ir tas suvokimas to kiekvieno žingsnio ir šiandien dienai dar jisai yra kintantis, kadangi vėlgi stengiuosi perduoti tą patirtį ir dar turbūt nebuvo praktiškai tokio laikotarpio, kad neturėčiau globojamo žmogaus ar kelių, kad kažkokie tai būtų tarpai, ne, tai visada tenka grįžti prie kiekvieno iš tų žingsnių ir kiekvieną kartą vėl eiti tarsi iš naujo, ne, nes programa labai taip gudriai viskas yra anonimuose susukta, ne, kad tai neduos tau diplomo pabaigus, o ne, nepasikabinsi ant sienos nieko, ne, o tu vėl, jeigu norėsi toliau laimingai ir sėkmingai gyventi, vėl turėsi suktis, ne, kartu su kažkuo tai kitu į tą patį, vėl pirmą žingsnį, antrą, trečią žingsnį ir taip toliau. E, Aišku, galbūt daugiau yra akcentuojama į tuos paskutinius 3 žingsnius, 10, 11, 12. Tai jie kaip ir šiandien dienai suprantu, kad man
asmeniškai yra jie privalomi ir kasdieniniai, bet tuo pačiu metu ir neužmirštant tų pačių likusių anų prieš tai žingsnių devynių. Nes lygiai taip pačiai su stebėdamas save ir matydamas tam tikras savo įdas ar kažkokius tai savo būdo bruožus, kurie man, tarkim, trukdo, ne, man reikia vėl grįžti, ne, prie tų pačių šešto, septinto žingsnio, ne, prie to paties kažkokio tai tingėjimo, ne, vėl prie kažkokių tai tokių atrodytų elementarių dalykų, bet tie pasirodo programai šiandien dienai labai rimtai žiūriu į tuos, kas anksčiau atrodydavo nerimta, iš tikrųjų man tokiam kaip alkoholikui daugelis dalykų tų nerimtų parodė einant programą, ne kad jie susikaupė tiesiog. Jie susikaupė ir jeigu aš su tuo nieko nedarau, aš tiesiog turiu didelę galimybę, kad mane vieną dieną nuneš kažkur tai į šoną, ne? O tai yra labai nesudėtinga, ne? Nes paprasčiausiai, ne, kad ai, aš čia gal to neatsiprašysiu tiek to, ne, ai, aš gal čia truputėlį pabūsiu kažkoksai tai savanaudiškas, ne, ai, aš gal čia truputėlį pameluosiu, ai, aš gal čia kažkiek tai apsuksiu kažką, tai ne, nu, nieko tokio, ne, čia taip pat po truputį, ne. Gal čia truputėlį kažkokią tai maldą aš galbūt patrumpinsiu, ne, nes, nu, ką čia, žinai, čia kiekvieną rytą vakarą, ne, ir ten dar dieną. Na, ir taip pat tas po truputį tokiam alkoholikui kaip man ypatingai pavojingi dalykai yra. Ir aš turbūt labiausiai tą pajutau, kai, kai baigiau programą, ne, ir po labai trumpo laiko, ne, tas kažkoksai tai pakilimas peraugo į tą būseną tokią, kur jinai nieko nesiskiria kaip užvartojus, ne? Nes tiesiog įkritau vėl į kažkokią tai tą savigailą vadinamą, ne? Vėl aš tapau tas žartva, ne, toksai, kad vėl kažkaip tai netaip čia viskas darosi vyksta, ne, kad aš kažkoksai tai vėl nelaimingas, kažkoksai tai nuskriaustas, ne, ir ta būsena, nu, mane labai žiauriai išgąsdino, ne, iš tikrųjų. Gerai turbūt, kad jinai labai greitai po programos įvyko, bet aš vėl atsimenu, kad aš guliu lovoj ir aš negaliu pasikelt tiesiog, nes, nu, mane jau pradeda viskas pykdyti, erzinti, nervuoti, ne vėl, bet suprantu, kad negaliu gert, negaliu čia daužytis, ane, kad vėl viską uždarau į save, ne, ir apima absoliuti totali bejėgystė, ne, totali bejėgystė, kad aš, nu, tiesiog paralyžiuotas, aš negaliu nieko eiti daryti, ne, ir ta būsena labai mane išgąsdino ir aš, aišku, su globėjo pagalba, ne, su jo tam tikrais patarimais, ne, labai aiškiai supratau, ne, kad, nu, tai grėsia va tuo mano vėl užmygimu kažkokiu tai. Tiesiog turiu eiti ir daryti. Ne. Eiti daryti ir tą daryti. Vėlgi, vėlgi neatlygintinai, ne, ir kažkam tai. Ne. E, Anoniminius alkoholikus yra labai dėkinga ne, situacija, kad visą laiką būdamas aktyvus, stebėdamas, kas vyksta aplinkoje, ne, visą laiką yra žmonių, visą laiką yra žmonių, ne, kuriems galbūt yra reikalinga tavo kažkoksai tai veiksmas, ne, ar tai palaikomasis žodis, ne, ar tai tiesiog šiaip pabuvimas, ne, kažkoksai tai, ar tas pats atėjusiam nematytam naujam žmogui, ne, pasiūlymas ten kavos arbatos, ne, ir tai tas vadinama tokia plačiaja prasme globa, ne, nes globa jinai net neapsiriboja tom tik tai, kad ten
12 žingsnių programa ir, ir su knyga net tam sveikimui, nes iki šiandien dienos, ne, aš aiškiai labai prisimenu tą žmogų amžiną, jam atilsi, man mirė jisai blaivas, ne nuo alkoholio, ne narys, bet tas žmogus, kuris man pirmą kartą atėjus į ją susirinkimą, pasiūlė draugiškai, ne, ten einam kavos arbatos, ten sausainė, dar kažką, tai ne, tai, nu, tokie dalykai, nu, žiauriai, ta prasme, yra įstrigę, ne, ir negalėčiau aš, nu, ta prasme, tai irgi narys, ne, kuris savotiškai, vat, suteikia man kažkokį tai atramą, drąsos, ne, ten tuo metu pasirodžius draugijoje. Ir toliau, aišku, programa, globojimas, ta prasme, tų žmonių, kuriems reikalinga ta pagalba, kurie turi noro, ne, sveikti, ne, rasti tą eiti tuo keliu, kuriuo anoniminiai alkoholikai atranda tą blaivybę, atranda tą naują gyvenimą. Va, ir aišku, daugelis dalykų programą, ne, taip vat sudėti nuo pat pirmų minučių draugijoje, ne, kada pradėjus ten žingsniuoti tau prasideda nuo kažkokios žinutės parašymo tam tikrų laikų, ne. Tai vėlgi yra disciplina, kurios aš neturėjau, ne. E, pir, Pirmieji tokio užuomazgos, kurios vėl lydi per visos programos keliu, ne, ir kur po to tu jau įpratęs, ne, ir atrandi, kad ir tą 10, ne, tą žingsnį, 11 žingsnį, ne, tai tavo, tave disciplinuoja juos daryti, ne tada, kada ten aš susigalvosiu ir kada aš norėsiu daryti, ne, o tada, kada juos reikia daryti. Ir juos reikia daryti nuolatos, o ne vėlgi kaip, kaip aš to kitaip norėčiau. Nes realiai šiandien dienai, ne, jeigu taip kalbant, tai jeigu mano vaistai anam gyvenime tai buvo alkoholis, kad ta mano būsena būtų kažkokia tai pakenčiama, nepakenčiama, ne. Tai šiandien dienai, ne, yra tie gyvenimas pagal tas nuostatas, ne, pagal tai, ką aš gavau žingsniuose, ne, nes žingsniai, tokia mano irgi interpretacija, kurią aš savo tokia kaip ir naudoju, ne, kad lengviau, paprasčiau suprasti, ne, tai kaip mokykloje, ne, vat, 12 klasių, čia 12 žingsnių, tu praeini, gauni daug teorinių žinių visokiausių ten įvairiausių ir taip toliau, ne. Ir šiek tiek gauni praktikos, ne. Šiek tiek praktikos, nes realiai tik tai tau parodo, kaip tą reikėtų daryti, nepraktikuoti. Ir toliau išeini į gyvenimą gyventi. Tai išėjus į gyvenimą gyventi, ne, ir aš nevartodamas šitų vaistų, o vaistai tai yra va tos visi tie dalykai, kuriuos gavau žingsniuose, nenaudodamas aš jų, turiu turbūt didelį rizikos faktorių kažkokį tai, kad aš vėl sugrįšiu tenais. E, Tęsiant temą, tai einant kad ta draugija yra be galo turtinga, ne, tai nori, nenori, padėdamas kitiems su programa, pamatai, kad anoniminiuose alkoholikuose vyksta daug visokių dalykų, daug veiklų, ne, daug visokių įdomių dalykų, ne, ir kad vėlgi tai yra puikia vieta, ne, kurioje galiu būti naudingas, kur galiu pasitarnauti, ne.
nes labai aiškiai iš vieno senbuvio irgi išgirdau, ane, dar po programos, ane, kai dar buvo, ane, ten irgi mėgdavau sakyti, dėkingas, ane. Dėkingas, ane, dėkingas ir man vienas iš senbuvių taip kažkaip lengvai taip sako, nu, sako, gerai, kad dėkingas, sako, bet nepamiršk, kad dėkingumas tai yra irgi veiksmas, ane. Ir tas dėkingumos veiksmas geriausiai išreiškiamas draugijoje, ne, tarnavimo principu, ne, kad tai yra vėlgi didelė draugija, ne, ir tos, ir tai yra be galo didelė draugija ir kad netgi, netgi ir pas mus, ne, kiek visko vyksta Lietuvoje ir kad ne tik tai, ne, pasibaigia gyvenimas ten tarptų tos tavo namų grupės keturių sienų, ne, kad yra ir daugiau. Ir daugiau yra anonimų narių, anonimų grupių, ne, ir taip toliau, ir kad tai vėlgi yra vienijanti bendryje, ne. Ir, ir šitoje vietoje ne, turėjau tokį irgi, kad vis dėlto čia kažkaip tai visgi nesibaigia tai žingsniais ir aišku, pasiprašiau pas tą patį savo globėją, kad mane truputėlį ir į tradicijas įvestų, pažindintų, kas tai tokio yra, ne, kas po to man išvirto iš viso į tokį gilesnį domėjimąsi, su kuo jos valgomos tos tradicijos, iš kur jos iš vis atkeliavo, kodėl jos tokios buvo parašytos, kaip jos tokios, kaip nutiko, kad jos kaip susiklostė, ne, ir pradėjau apčiuopti tą tokį dalyką, kad tai yra jau po, po kažkiek tai įgijus patirties laiko, ne, kad tai vėlgi yra apie santykius, apie mano santykius su pasauliu, su kitais žmonėmis, ne su kitomis, su kitais žmonėmis esančiais ne tik tai toj anoniminio alkoholikų grupėje, ne, bet ir šiaip, nes kažkurioje vietoje mūsų literatūroje yra parašyta, ne, kad santykiai ir buvo mano problema, ne. Mm, Tai, tai šitoj vietoj, tai šitoj vietoj atsiskleidė dar tokie, kaip sakyti, nematyti plotai ir galimybės, ne, kaip aš supratau, nes pradėjau tarnauti ir už grupės ribų, ne, ir pamačiau, kad yra veiklai vykdyti įvairiausios tarnavimo pozicijos, ne, kurios viena su kita yra susijusios ir kad jos vėlgi turi kažkokiu tai būdu palaikyti santykius, ne, santykius sveikus, ne, santykius, kad vėlgi bendram visų mūsų labui, ne, bendrai visų mūsų geroviai, kad tai tie visi principai, ne, yra surašyti vėlgi iš tos pačios patirties, ne, ir žingsniai, jeigu jie buvo parašyti, tai kas paveikiausia tokiam kaip aš alkoholikui, ne, ir apima visus tris aspektus, ne, tuos, kas liečia būtinus mano sveikimą, ne tiek fizinį, tiek psichinį, tiek dvasinį. Visas kompleksas, ne, tam mano pasveikimą, ne, tai ir konkrečiai, ką turiu padaryti, tai tradicijos yra toksai ne įstatymai kažkokie, tai ne kažkas tai tokio, mm, kad tai yra akmeniu įkalta ir tai čia turi būti griežtai laikomasi, ne, bet tai yra daugiau to, ko neturėtume daryti.
to, ko neturėtume daryti kaip, kaip grupės, kaip žmonių kažkokios tai grupės, bet vat, ta pati tokia brošiūrėlė yra, kur klausimai apie tradicijas, ane, tai ten yra mano asmenio, ne, kaip aš toj kiekvienoj, kaip aš savo elgesiu atitinku ar netitinku tą vieną ar kitą tradiciją, ne, ar aš nesistengiu daryti ir elgtis taip, kaip neturėčiau to daryti, nes tai vėlgi yra išgyventa patirtis, yra išgyventa patirtis, kuri jau parodė, kad jeigu taip darėme, ne, tai nudegėm nagus, ne, taip nepasisekė. Ne. Tai šiandien dienai vėlgi, kad ir ta pati ketvirta tradicija, ne, jinai lyg tai leidžia man mm, suklysti. Nes suklysti gali bet kuris žmogus, bet kurioje situacijoje, bet kurioje vietoje, ne, ir tai yra natūralu, ne. Bet kai man globėjas yra sakęs, jeigu tu tą pačią klaidą darai 5. ir 10. kartą, nu, tai tada sakė, jau tu debilas, sakė. Tai vėlgi, mm, galima būtų iš vis kalbėti apie tas tradicijas be galo, be krašto, nes yra tai dar vienas toksai lobynas, ane, e, kur, kurios, kurios vėlgi tokio, tokį bylo įrašą esu klausęs, ten jau buvo gal likę porą metų jam iki gyvenimo pabaigos, jisai irgi labai gerai pasakė, kad nors ir teko jam jas rašyti, ne, bet daugelis jų buvo prieš jo, ta prasme, norus ir vidų, ne, ką jisai, kaip jisai norėtų, ne, kad būtų. Nes tai vėlgi yra prieš mano ego, ne, prieš mano, taip kaip aš vėl norėčiau, ne, kaip vėl grįžčiau, ne, į tą patį savo pirmą žingsnį, ne, kaip vėl aš norėčiau, kad būtų taip, o ne kitaip, ne, tai, tai kalbama, jeigu taip bendrai apibrėžiant viską, ne, tai apibrėžia tai vėlgi toj pačioj 12 tradicijoje, ne, kuri vat, anonimiškumas yra dvasinis pamatas, ne? Taip lyg tai atrodo paprastai, ne? Bet tai nėra paprastai, nes iki to irgi reikėjo aukti ir suprasti, nesuvokti tą tikrąją prasme ne visų šitų žodžių, kad tas anonimiškumas tai ne fizinis yra, o tai yra dvasinis, ne, principas ir, ir kad 12 tradicija, kuri kalba apie dvasinį pamatą, ne, tai jinai apima visas prieš tai 11 tradicijų, ne, kurių esmė turbūt ir yra tas nuolankumas ir pasiaukojimas, ne. E, o nuolankumas tai yra turbūt vienas iš tų dalykų, nežinau kaip taip čia jį pavadint, bruožas ar dar kažkas, tai ne, kuris man reikalingas nuolatos, ne? Kiekvieną dieną, kiekvieną, kiekvienoje situacijoje, ne, kur jinai bebūtų, kur jinai bevyktų, ne, nes per ją aš labai gerai pamatau, kada pradeda lysti mano tas tikrasis aš, ne, kada aš pirmiausia tai ateina mintis, ne, o tada prisimenu, kad kuom ta mintis turėtų remtis, ane, iš tikrųjų, koks yra tas pamatas tikrasis tos minties. Ar vėl yra mano kažkokia tai įsivaizduojama ir išgalvota iliuzija ir atskirti, kaip yra iš tikrųjų. Ir tas nebūna paprasta, bet tam vėlgi reikalingas tas nuolankumas. Nuolankumas, kad
pradžioj bent sugebėčiau priimti tą situaciją, kokia yra, jinai yra iš tikrųjų, sąžiningai ir neapgaudinėdamas savęs, nebandydamas save vėl kažkaip tai apkvailinti, ne? Nes tiek programa, tiek buvimas sąne, tai aiškiausiai ir parodė, ne, tą didžiausią bėdą buvusią mano praeitam gyvenime, ne, tai negebėjimas pripažinti faktų, tokie, kokie jie yra iš tikrųjų. Ir bandymas vėl juos kažkaip tai apipinti, juos pagražinti, juos kažkaip tai pateikti savo kitokiam vaizdene, kuris mane tenkintų. Ir tai tiesiog patenkina mano ego ir man viskas vėl tvarkoj toliau. Tai lygiai taip pačiai ne tas pasiaukojimas, ne, tai kad aiškus suvokimas, ne, kad būdamas ir gyvendamas bendrystėje su kitais žmonėmis, ne, vat, atėjo irgi tas toksai supratimas, ne, kad kiek duodi, tiek ir gauni ir visai kitokioje plotmėje, ne, nes tas anksčiau kiek duodi ir tiek gauni, nebuvo labai primityviai suprantamas, ar ne tiek kažkokia tai finansinė prasme ar daiktinė kažkokia tai prasme, o pasikeitus požiūrį ir vertybėms, pamatei, kad ne, visi šitie dalykai sugrįžta visiškai kitokiomis dovanomis gyvenime, ne, ir kad nereikia čia ne bandyti projektuoti ir kad tas galutinis rezultatas mano menamas ir įsivaizduojamas, jisai visiškai nuo manęs nepriklauso. Jis nuo manęs priklauso tik tiek, kiek aš galiu įdėti savo tuo metu turimų kažkokių tai gebėjimų ir kiek galiu atsiduoti tam dalykui, ne. Jeigu aš tai darau maksimaliai, ne, aš galiu tikėtis to kažkokio teigiamo rezultato, ne, bet negaliu prisirišti aš prie jo, nes jis ne nuo manęs priklauso. Jis priklauso nuo to, kuris yra aukščiau. Ir šitoj vietoj nebereikia man, ta prasme, vėlgi žudytis dėl to ir eiti gerti ar kažkaip tai ten psichuoti, ne? Nes, nes yra jo valia, nes trečiam žingsnė ne gyventi pagal jo valią, ne, ta prasme, reiškia, nesutapo mano, mano kažkokie siekiai su jo valia, ne, tiesiog. Ir visada žinau, kad yra jo parinktas man geresnis kelias, ne, ar geresnis kažkoks tai sprendimas. Va, tai aišku, labai galbūt aš čia šiandien taip neipatingai pasiruošęs kalbėjau. Pabandžiau per gan trumpą laiką perbėgti, tiek prisiliesti prie savo istorijos žingsnių, šiek tiek užkabinti tradicijas, bet ir norėčiau pabaigti ne visgi tuo pačiu, ne, kad be galo yra turtinga draugija, ne, ir šiuo metu yra tekę prisiliesti ir prie tų pažindintis, galima sakyti, pradėti ir šiek tiek jau patirties gauti ir kas liečia tuos paskutinius, ne, tuos principus, koncepcijas tas vadinamas, ne, tai ten iš vis dar neiškapstytas lobynas, ne, tik tai prie jo, tik tai praskleistas, ne, tai va, tai, o tas kelias, kurį anoniminiuose alkoholikuose atsistoji į tą vadinamą sveikimo dvasinį kelią, tai jis yra begalinis, jis niekada nepasibaigs, neišsemiamas ir tai mane tenkina ir mane be galo džiugina, ne, kad tai yra tiesiog, tiesiog tokia, nu, gyvenime įvykęs mano dalykas,
patekimas į ją ir tolimesnis gyvenimas, kurį šiandien dienai gyvenu, tai nu, neįsivaizduoju, kas galėjo būti nutikti geriau. Tai ačiū Jums, kad paklausėte, ačiū, kad šiandien blaivas. Ačiū tau labai dariau. Ačiū, kad tarnauji, ačiū, kad atvykai pas mus, ačiū, kad pasidalinai savo patirtim. Tai dabar vat laiko kiek liko paklausti, gal kas nors nori kažkokių klausimų, tai nežinau, kad nesusivelti krūvą, tai pakelkit rankytės gal ir po vieną kažkaip. Prašom, Diana. Labas vakaras, Dariau, ačiū tau už pasidalinimą. Sakai, Sveika, galbūt Diana. palietus tradicijas, gal turi patirties apie tą grupės sąmonę, kada yra kažkokie, kaip jūsų namų grupėje, ne, vyksta pasidalinimas, ar yra kažkokie laiko tarpai nustatyti, kiek daug grupės nariai įtakoja vedančiojo, nežinau, ką paskaitė, ką pasidalino, ką pakvietė eiliškumas. Galbūt galėtum pasidalinti, kaip vyksta jūsų grupiai, pati susirinkimo eiga ir jūsų grupės sąmonė, jeigu supratai klausimą. Jeigu galėtum patikslinti kalbėti apie dalykinį susirinkimą ar apie... Ne, tiesiog apie uždarą susirinkimą tarp A narių. Ar jūs turit nusimatę kažkokį laiko limitą, ar laikotės to reglamento ir kiek daug A nariai organizacinio susirinkimo metu įtakoja, kaip turi būti vedamas susirinkimas? Ačiū. Jeigu laikomės tradicijų, tai ir turėtume laikytis, nes tas žmogus, kuris yra vedantysis susirinkimo, nereiškia visa grupė jam patikėjo tą dalyką vesti ir kaip jisai ten jį ves, mes turim paklusti tą prasme, nes nu, mes grupės sprendimu visi priėmėme tą dalyką, kad jisai yra mūsų vadovas tuo metu, kada vyksta susirinkimas ir tiesiog mes, kaip ir sakyt, paklūstame, ne tai, ką jisai daro. O dėl ten vedimo tvarka vėlgi yra visos grupės kažkoksai tai priimtas sprendimas, aprašytas, ne, ir yra ten tos vietos dėl to paties kalbėjimo limito, ne, tai vedantysis sprendžia koks tas reglamentas, ne, jisai pasako maždaug, kiek laiko turėtų trukti pasisakymai ir jisai tiesiog stebi susirinkimo metu, kad jeigu kažkas tai viršijo, tai truputėlį nutraukia ar perspėja ir tiesiog tokiu būdu, nes čia vėlgi yra toksai, jeigu jau kalbam apie discipliną, ne, tai turėtume stengtis to, ne, kad susirinkimas, jeigu parašytas kokiu laiku vyksta, tai jisai ir turėtų vykti. Jeigu ten toj tvarko yra kaip numatyta, tai taip ir turėtų vadovautis tas vedantysis, ne, tai, o ten maža kas man asmeniškai ten gali nepatikti, ne, bet nu, tai yra grupės sprendimas kažkoksai. Tai. Nežinau, ar aš atsakiau, bet pabandžiau bent. Ačiū tau. Gal dar kas kažko? Ten yra apie tą vedantį, ten yra daugiau, dabar tikrai neprisimenu, kurioj, ar antroji, ar trečioji koncepcijai, ten yra labai gražiai parašyta, ne, tokia mintis, kad mes pasitikime Dievu, mes pasitikime, ir mes pasitikime vieni kitais, ne, tai man tas toks dalykas yra labai aiškus, ne, kad, nu, neturėdami vieni kitais vėlgi kažkokio tai pasitikėjimo ir tuo pačiu nesuteikdami per tą pasitikėjimą kažkokiu tai įgaliojimu tiem žmonėm, kurie pradeda, dėkim nuo to, kurie veda susirinkimą, kurie
veda kitose tarnybose, tarnystėse, tai nu, mes tiesiog susipjautume turbūt, ne? Tai man tas vat, pasakymas yra labai gražus ir apibrėžiantis viską, ne? Mm, Pasitikim Dievu, ir pasitikim vieni kitais. Ačiū už papildymą. Prašom, Lin, mikrofonas tavo. Labas vakaras, Dariau. Į Ačiū kelią. tau už pasidalinimą. Norėjau paklausti, kaip tu šiandien tvarkaisi su savo išankstiniam nuostatom, ypač kas liečia asmeninius dalykus, sveikatą, finansus. Galiu sakyti, kad turbūt nebeturiu tų išankstinių nuostatų, nes nėra čia irgi, čia yra viena iš tokių mano tų kertinių turbūt buvo kaip nuolankumo stoka, taip vienas iš tų mane pjaunančių dalykų buvo tas išankstinės nuostatos. Nes ankstesniam gyvenime aš vien jomis vadovausi tom išankstinėms nuostatoms ir dabar programoje ir būdamas aš labai aiškiai supratau, ne, nu, tai kad tai mane visiškai taip pjovė. Ir būtent taikydamas 6-7 žingsnį tą praktiką, ne, ir gan ilgai man to reikėjo su tom išankstiniam nuostatom. Tai jos nėra dingę visiškai, bet sumažintos jos iki minimumo yra. Nes minčių lygmenį visada jo šmėkšteli, kaip sakyt. Jos prabėga, ne, bet tas ir yra tas atskirimas, ne, kad ar čia, ar čia vėl aš tą bandau, kuom remintis aš tą bandau vat, dalyką, tą išankstinę nuostatą, ar jinai turi pagrindą kažkokį, ar neturi pagrindą. Nes jeigu tas pagrindas vėl pasirodys, kad aš taip manau, ir arba man taip atrodo, nu, tai tada reiškiasi nieko gero čia šitoje vietoje. Mano patirtis tai parodė, kad, nu, tas kas 6-7 žingsnį. Nedings jos, neišgaruos. Nu, bent man taip nepavyko, kad jos visiškai dingtų ar jos išgaruotų. Bet kad jos susimažino iki minimumo, tai... Nes tas, nu, ta išankstinė nuostata tai vėl yra, kaip jinai skamba, kad aš žinau. Nu kažkaip tai aš jau šiandien dienai labai abejoju to savo žinojimu. Vėlgi linkęs daugiau pasitarti, daugiau pasišnekėti su kažkuo, tai ne, išsiaiškinti tikrąją situaciją ir tikrai kažkokį, tai kaip ten yra iš tikrųjų. Bet tik tai nesiremti to vėl kaip man atrodo, ar kaip aš ten nes tas mano aš, jisai žiauriai yra pavojinga. Jisai, nu, mano tie visi pilnas anksčiau turėjimas tų išankstinių nuostatų, visažiniškumas, sprendimų prieimimas, ne pagal tai, kaip aš čia geriau žinau, aš čia suprantu ir taip toliau, čia taip turi būti, ne, tai ir atvedė mane į anoniminius alkoholikus. Tai labai džiaugiuosi, kad šiandien dienai tas yra sumažėjęs. Man yra lengviau, ta prasme, gyventi. Aš, ta prasme, mažiau užkliūnu. Ir kaip minėjau, tada neprisirišu prie to galutinio kažkokio rezultato. Nežinau, Lina, ar aš atsakiau, ar čia labai painiai aš kažką supyniau. Ne, labai gerai atsakė, ačiū tau. Ačiū. Ačiū tau, Dariau. Gal dar kažkas kažko nori paklausti? Audronė alkoholikė. Sveika, Audronė. Mano galvoje zyzia viena mintis ir galvoju, užduot durną klausimą ar ne, bet iš tikrųjų, Nėra durno klausimų. tai va taip ir nusprendžiau, nes čia buvo antra mintis. Kaip tu galvoji, iš kur ateina iš viso mintis?
Nežinau, neturiu aš atsakymą. Mm. Ir nelabai stengiuosi turbūt išsiaiškinti, nes tam yra turbūt gal kažkokių kitų sričių specialistai, bet labai gerą esu girdėjęs patirtį ir kurią irgi taikau iš vieno A nario, ta prasme, turinčio irgi nemažai blaivybės, tai man kas yra svarbu ir man tas tinka ir aš tą savo taikau, tai kad aš nesu atsakingas už pirmą atėjusią mintį man į galvą. Nes, nu, ką aš žinau, iš kur jinai atsiranda. Bet mane išmokė ko, kad aš prisimu tolesnį atsakomybę už mano sekančią mintį ir už mano sekantį veiksmą, ką aš darysiu. O iš kur jos atsiranda, tai nežinau. Čia kaip ir esu girdėjęs irgi klausimą, kada, nu net mane irgi nustebino, va tai būna, kad nustebina, kada studentai klausydami mūsų ten pristatymo apie anoniminius alkoholikus sakė, o kaip jūs manote, iš kur, kodėl atsiranda, va, žmonės susirga ten šitą ligą, ne? Tai šiaip ir atsakiau, sakau, nu, jūs esate specialistai, jūs nagrinėjate šitą ligą, kaip galbūt mokslininkai, jūs galbūt ir padėsit mums išspręsti ir atsakyti į šitą klausimą, nes mes tiesiog nesigilinam į šitą. Tai dėl tų minčių aš, bet kada įkyri mintis kažkokia tai atsisėda, jeigu yra atsisėda įkyri mintis, tai tada reikia išsiaiškinti tikrąją priežastį tos minties, ne? Kodėl jinai tokia įkyriai sėdi manyje, ne? Vėl, kokius aš turiu tikruosius motyvus, kad ta mintis pas mane kirba, ne? Galbūt aš kažko tai nesąmoningai siekiu, kažkokių tikslų. Kodėl man yra svarbu, kad jinai pastoviai mane kamuoja, ne? Kokios tos tikrosios priežastys. Tai čia, nu, kaip sakyt, programa, jinai man padeda išsiaiškinti, jeigu jinai tampa įkyri, ta mintis. Mhm. Bet jeigu jinai šiaip ten atėjo, tai ten per dieną aš nežinau, kiek ten tų minčių čia nesupaisysi. Bet jeigu kokia nors įkyresnė, tai tada aš ieškau priežasčių, kame čia reikalas yra. Gal aš vėl čia kažko tai išsigalvoju, vėl kuriu kažkokią, pradedu kurti iliuziją, kad man tai svarbu, kad man to to galbūt reikia, aš, nu, nežinau, čia manau, kad kiekvienas individualiai, bet vėlgi visada galima pasikalbėti, ar tai tiek su artimais bičiuliais, ar turinčiais labiau patirties, ar su to pačiu savo globėju. Čia labai viskas irgi individualu, nežinau, aš taip bandžiau užkabinti atsakymą, bet Jo, jo, nes aš labai ačiū tau, labai, nu, tiesiog norėjau pasidalinti, nes aš visą dieną šiandien galvoju, iš kur ateina mintis ir dabar kažkaip sugalvojom paklausti. Gerai, labai labai ačiū. aš nesukau galvos, iš kurios ateina. Supratau. Ne, nu, aš galvoju dabar, jeigu aš atsakysiu į šitą klausimą, iš kurios ateina, ar man tai pakeis kažką tai gyvenime. Aš supratau, kad čia biški, buvę dabar galvoju, čia per daug filosofiškai, čia tas pats kaip ir balsas žmogaus, taip ir mintis, ne, nu bet, nu gerai, nepradėtų, nes čia žiūri pas mane, ten biški tos mintis. Gerai, Gerai. ačiū labai. Mm. Ačiū tau, Dariau. Rūta, matau, prašau. Kelia ranką, prašau, Rūta. Labas vakaras, Rūta, alkoholikė. Sveika, Ačiū Rūta. už pasidalinimą. Klausimas toksai, ar lengva šiandienai bendrauti ne su anonimais, su nealkoholikais, pavadinkim? Ar paprasta priimti nebendraminčius? Ačiū. Ačiū. Viskas keičiasi gyvenime pagal tai, kokie pokyčiai vyksta tavyje, pačioje arba manyje. Kai aš pradėjo keistis ir tie kiti žmonės aplinko, ne? Ir aš, kadangi, nu, neturiu kitokių būdų jų pakeisti, tik tai būdamas savimi, būdamas neužsidėjęs kaukės, būdamas toks, koks esu iš tikrųjų, ne, tai tie žmonės, kurie
ir nesistengdamas būti vėl ten pats fainiausias kažkoksai, tai kaip norėčiau galbūt. E, žmonės, žmonėms esu arba patrauklus, arba nepatrauklus, ta prasme. Tiesiog, nu, savaime atsirenka net tie, kurie nori bendrauti, būti kartu ir, ir tiesiog labai viskas paprastai. Neturėjau labai paprastą pavyzdį, kada tie, kurie mane kažkada atleido iš darbo, ne, vien dėl to, kad užknisęs buvau savo, ne dėl tiek ten gal gėrimo, bet tiek daugiau savo psichavotos būsenos, ne, tai praėjus kažkiek metų stebėjo matyt mane ir per pokalbį buvau vėl pasikviestas, ne, kartu turėti bendrų reikalų versle, ne, tai manau, kad pastebi tie kiti žmonės. Ir šiaip labai kartais, kuo toliau būna, ne, prisimenu, vat, kad mes kartais labai mėgstam vėl save išskirti, kad va, čia mes alkoholikai, ne kažkokie ten ypatingi, kažkokie tai ten turim labai specifinę ligą, ne, ir tuo pačiu mes vėl bandom mane save kažkuom išskirti, kaip ir aš anksčiau bandžiau kažkaip tai save išskirti, ne, ir tai dabar aš užsidėjęs, kad aš turiu labai prabangią ligą, ne, ir būsiu vėl kažkoks tai išskirtinis. Šitoje vietoje visada prisimenu istoriškai, kad anoniminiai alkoholikai vis dėlto išsirutuliojo iš tos pačios Oksfordo grupės, ne, turėjo mums pagrindas, startą tokį, to tiek Bilas, tiek Bobas, ne, buvo tų grupių narė, ne. Nemažai dalykų pasitėmė. Dariau, nebegirdim tavęs, kažkur stringa. O čia, ar čia kažkas įvyko?